Pumpėnų malūnas pirmiausia yra istorijos, šimtai žmonių istorijų ir tai yra būtent tas esminis paveldas. Čia labai gražiai maldavo, žmonės veždavo, keldavo tokį, apačio buvo, iš karto nebuvo, apačio buvo tokia pusiau pitlė. Ne pitliavodavo, bet pusiau tokie. Duonlabis skan buvo pusiau pitliavot. Keldavau viršum, ant trečią aukštą užkel supil, tuos grūdelius apvalo, o antram aukšte jau jos bikščios kalda, po trečiam aukščiam tai jau miltai būdavo. Kai pirmą kartą įėjau į malūną, tai aišku, tas vaizdas šokiruojantis, nes visų pirma, tu net negalėjai į vidų, ten reikia atplėšti duris, kurios ten 20 keliarius metus yra užsuktas. Ir aišku, tas vaizdas viduje stipriai nuliūdino, nes kai dabar pagalvoju, mes apžiūros metu užlipom iki 4 aukštą, bet po to realiai įvertinus, tai buvo labai neatsakingas sprendimas, nes visi malūno aukštai kabėjo ore, viskas buvo supuvę, išpuvę, permirkę ir ta situacija buvo tikrai avarinė. Malūnas buvo didžiausias skaudulys visų mūsų pumpeniškių ir gal tai ir buvo atsakymas, kad reikia imtis to didžiausio, to sunkiausio darbo, jį įgyvendinti ir parodyti, kad Pumpėnai yra tas atgimimo miestelis, einantis atgimimo link. Ir čia visa išlikus autentika, visi mediniai dantračiai. Jau čia liko nepaliesta, neišplėšta, neišdraskyta. Pirminis tikslas buvo išsaugot malūną. Mes neatėjom su mintim, kad mes čia kažką konkrečiai sukursim. Pirminė mūsų vizija buvo tai, kad mes norim jį išgelbėti, kad jis nenugriūtų, kad tai yra mūsų Pumpėnų miestelio identiteto labai stipri dalis. Tai ir yra ta gyvenimo prasmė, kurią aš labai vertinu ir myliu. Aš turiu duoti grąžą savo miesteliui, aš turiu duoti grąžą savo gimtiesiems kraštams. Ir kai pradėjau tą daryti, aš pajutau, kiek daug meilės gaunu atgal. Esu pasipuošęs ateitim. Tai yra būtent vizualas, kaip ir atrodys Pumpėnų malūnas, sparnai, apėjimo aikštelė. Ir tikiu, kad tikrai 2025 metais, kai atidarinėsim malūną, galėsim tą vaizdą matyti ne ant manęs, bet priešais save, realiam vaizde, būtent taip, kaip ir atrodys Pumpėnų malūnas.